sveikinuosi iš naujo vlogo, kartu su atėjusiu pavasariu, kuris beldžiasi į langus. Net ir muziką girdite. Tikiuosi girdite. Tai čia ne bažnyčia pas mus groja šį kartą, o savivaldybės pastatas. Čia irgi yra tokie varpeliai prikabinti ir irgi kas valandą, man atrodo, groja melodiją. Tai labai smagu. Va, dabar ir bažnyčia subambėjo. Pas mus čia visą laiką su garsais, tačiau labai smagu, nes atrodo ir paukščiukai čiulba, ir gėlės jau žydi, ir saulė šviečia, dangus mėlynas, nuotaika puiki. Tikiuosi ten, kur gyvenate, pas jūs irgi jau ateina pavasaris, kad jaučiate tas nuotaikas, kad gamta atbunda ir kad jaučiat motivaciją daryti kažką, ko labai norėjot, tačiau žiema jums trukdė. O jeigu esi nauja šiame kanale, tai susipažinkime, esu Rugilė Tomas, lietuvė gyvenanti Olandijoje. Mano vlogas yra paprastas, toks apie paprasto žmogaus gyvenimą, apie emigranto gyvenimą. Taip kaip jūs gyvenate Lietuvoje, tai taip mes gyvename ir užsienyje. Aišku, būna visokiausių mini rūpesčių, tačiau prie visko žmogus prisitaikai. Tai viską šiame kanale aš stengiuosi parodyti. Žinau, kad žmonėms patinka visokie pirkinių holai, drabužių holai, maisto holai ir panašiai, tai taip pat irgi stengiuosi kuo daugiau parodyti ir savo kanale, būtent tokio turinio, kas žmonėms patinka labiausiai. Tai jeigu esi naujai atvykusi ar atvykęs, pasubscribink mano kanalą, jeigu patiks, paspausk laiką ir parašyk kokį nors komentarą. Susipažinkime. Šiaip jau kurį laiką galvoju ir vis pamirštu jūsų paklausti, kiek iš jūsų mane stebinčių žmonių yra iš užsienio. Ta prasme, kiek iš jūsų yra emigrantai. Būtų labai smagu, jeigu parašytumėte komentaruose, kurioje šalyje gyvenate. Net jeigu gyvenate Lietuvoje, taip pat norėčiau sužinoti, kas iš jūsų stebi mane iš Lietuvos, o kas iš kitų šalių ir kokių šalių. Tai jeigu galėtumėte ir nesunku, brūkštelkit komentaruose šalį, kurioje gyvenate. Prieš porą dienų pasidariau nagučius, mėlynai šį kartą, nes jau kurį laiką galvoju apie mėlyną, tai pasidariau ir rankyčių, ir kojyčių nagučius mėlynai, su va tokiom žvaigždutėm. Tai ir rankyčių, ir kojyčių nagučius dariau taip pat, kad būtų gražu ir suderinta. O šiaip prisėdau, nes noriu jums parodyti, ką praeitą savaitę nusipirkau, kai buvau Eindhovene, iš dviejų parduotuvių, tai būtų iš Stradivarius ir iš Primarko. Tai pasižiūrėkime, ką gero įsigijau. Tai pirmiausia būtų pižama, kurią jau matėte šio video pradžioje. Mano rytas prasidėjo su ta pižama. Jau miego aš su ja gal 3 naktis ir tiesiog nereali. Pirkau aš ją iš Primarko, man atrodo, kad kainavo 18 eurų, jei neklystu, nepamenu tiksliai. Labai gražios spalvos, žydros ir baltos spalvos derinys, dabar dar derinasi prie mano nagučių. Tai žiauriai gera medžiaga, nes tokia švelni, taip malonu prie kūno. Labai geras jausmas būti ją apsirengus ir kai miegi, faktas tu nori, kad būtų kuo didesnis komfortas tavo odai, kad neprakaituotum, kad būtų švelnu, minkšta ir kad nesijaustų, jog esi suvaržyta. Tai labai patinka man ši pižama. Pasiėmiau aš S dydį, bet jinai vis tiek yra tokia didesnė, oversizinė, galėjau galbūt imti XS, bet vis tiek pižama yra pižama. Jeigu yra daugiau vietos, manau, tik jauti daugiau laisvės. Setuką tikrai užskaitau. Ir mačiau šį kartą, jog Primarke tikrai yra nemažai įvairiausių gražių pižamų. Ir buvau susigundžiusi dar 2 pižamom, tačiau šį kartą išsirinkau šią. Bet vasara artėja, reikės pasimti dar kokią vieną arba kokius nors gražius naktinukus. Aš turiu visą kolekciją gražių naktinių, tačiau vasara būna trumpa, nelabai ilgai galiu jas panaudoti. O pižamos jau kitas reikalas, nes tinka tiek rudeniui, tiek pavasariui, tiek vasarai, jeigu yra vasara šiek tiek vėsesnė. Tikrai labai geras dalykas. Dar iš Primarko pasiėmiau apatinio trikotažo. Čia visas setukas 3. Man tokie patinka sportuojant, labai irgi maloni medžiaga. Nors iš esmės aš perku apatinį trikotažą gerose apatinių trikotažų parduotuvėse, nes turiu silpnybę gražiam ir geros kokybės apatiniai trikotažui. Tačiau iš Primarko jie turi tokius
kaip ir sakau, sportinius labiau. Tai kartais nusiperku iš tenai, būtent tomis dienomis, kai sportuoju. Man patinka, kad jie labai tamposi ir yra patogus. Medžiaga tikrai nebloga, kaina vos 7 eurai už 3. Tai manau tikrai neblogas variantas, būna visokiausių spalvų, tai turiu tikrai nemažai, būtent tom dienom, kai esu labai aktyvi. Na ir dar vienas dalykas iš Primarko, tai susiradau, man atrodo, kad čia yra šis megztinis, kuris labai trendino TikTok'e žiemos metu ar rudenį liktais. Tai va tokį kreminės spalvos, šiltas, labai malonus ir švelnus. Nežinau, kaip bus, kai aš jį išplausiu. Turbūt reikės plauti rankomis, nes nežinau, man panašu, kad jis gali susitraukti. Tai toks oversizinis, jis yra S dydžio, labai graži švelni spalva. Ir aš manau, kad bus labai gerai va tokiom pavasariškom dienom, kada oras dar bus labai apgaulingas, tarsi nebereikia švarko ar striukės, bet vis tiek dar biški vėsoka. Tai manau, kad būtent užsidėjus tik megztinį tokį bus labai ir šilta, ir saugu nesusirgti. Ir be to jis labai gražus. Tikrai tas ir kirpimas, ir rankovės va tokios. Man šiais metais labai patiko rankovės tokios labiau platėjančios. Tai nekantrauju jį užsidėti ir pradėti pavasarį va būtent tomis šviesomis spalvomis. Jau galvau, kad iš Primarko tik tiek pasiėmiau, bet iš tikrųjų ne, yra dar vienas paskutinis dalykas. Tai yra tokia palaidinė. Aš turiu problemą rasti kažkokią gražią palaidinę, vat būtent kai nori pasivilkti po apačią. Tarkim, noriu sudėti kažkokius marškinukus, ar kažkokį švarkelį, ar kažką. Ir vat noriu kažkokios gražios palaidinės po apačią. Tai aš niekada nerandu kažkokių gražių, išskirtinesnių, kažkoks deficitas. Nežinau. Tai arba būna per tokios labai paprastos, arba per sportiškos, arba tiesiog negražios. Pasakysiu vieną gerą tipsą. Nebijokite merginos nueiti į pižamų skyrių, nes tenais galite rasti labai gražių palaidinių, jos yra šiaip skirtos miegui, bet niekas nepasakytų. Tai nebematau jokio skirtumo, jeigu būna kažkokia graži palaidinė pižaminė, aš ją pasiemu ir tiesiog naudoju kaip vasaros outfitą ir labai puikiai žiūrisi ir labai puikiai nešiojasi. Ir niekas niekada nėra pasakęs, tugi čia su pižama išėjus į lauką. Turiu lygiai tokią pačią iš anų metų, tik jinai yra žalsvos spalvos. Tai labai man jinai puikiai prie visur tiko ir dabar pamačiau būtent tą šviesios spalvos ir galvoju, reikia pasimti, nes šitas variantas jau kaip ir, atleiskite, skersvėjis. Nes šis variantas man pasiteisino. Saulytė po truputėlį kala į veidą, tai mažai žingsneliais slenkuosi į šoną su visa savo filmavimo studija. Tie, kas žiūrite mano vlogus, žinote situacijas su šių namų žaliuzėm. Tai problemos tos pačios, bet sprendimų kažkokių randi. Slenkiesi į šoną ir viskas čia gerai. Gerai, tęsime toliau. Sekantis pirkinukas jau bus iš Stradivarius parduotuvės. Tai džinsai. Žiauriai fainus, gražus džinsai. Labiausiai patiko tai, kad tiko liemuo. Aš visada turiu problemų su kelnėm, džinsais ir apatinė dalimi, nes per klubus, jeigu įlendu, taip jau per plauką, tuomet man vis tiek vis dar būna labai daug vietos ties liemeniu. Ir visuomet reikia diržo kokio nors. Kažką užsidėjus labiau aptemto ant viršaus, visada matosi, kad kelnės ar džinsai tiesiog pupso. Ties liemeniu, ties pilvu, jie tiesiog pupso. O šie džinsai, kaip pasimatavau, tai kaip nulieti. Truputėlį gal ilgoki, bet būkim biedni, bet teisingi. Negali viskas turbūt būti idealiai. Tai tas ilgis nieko tokio, šiais laikais viskas yra taip padidinta. Manau, bus gerai. Jeigu užsidėčiau šiek tiek aukštesnius batus, tai būtų ilgis pats tas. O su kedukais tai gali šiek tiek ir užkristi. Manau, nieko tokio. Prie inkariukų tinka puikiai. Prie aukštakulnių arba kažkokių kaubojiškų batų, kur kulnas panašiai toks, tai tinka idealiai. Jie tokie paprasto tiesaus kirpimo. Išmerą pasiėmiau 36, kaina buvo 30 eurų. Taip pat šioje parduotuvėje radau, ko norėjau kurį laiką.
Nežinau, kaip pasakyti lietuviškai, bet angliškai tai būtų skirts. Jeigu taip sudėjusiu tą vieną žodį, tai būtų šortai sijonas. Tai atrodo jisai kaip sijonas, tačiau iš tikrųjų yra šortai. O taip turėčiau paaiškinti. Tai yra saugus variantas. Kaip sijonėlis atrodo ganėtinai trumpas, tačiau yra labai patogus. Diržas ne pačios geriausios kokybės, bet čia nieko tokio, nes turiu aš tų diržų ir pritaikysiu kažką, jeigu jau šitas nefunkcionuos arba atrodys negražiai. Medžiaga yra tokia kostiuminė, sakyčiau, kai būna kostiuminių kelnių, kostiuminio švarko, tai kažkas tokio. Tai pasiėmiau juodą. Ir pasiėmiau dar vienos spalvos. Lygiai tokį patį, tik šviesios spalvos. Nes pagalvojau, kad mano outfitukų daug yra ir šviesių, ir tamsių. Ir norėčiau priderinti ir prie tokio, ir prie tokio. Ir batų turiu atspalvių rudų ir juodų. Tai tiesiog galvoju, pasimsiu iš karto 2 spalvas ir bus rami galva. Manyčiau, neprašoviau ir tikrai bus naudojamas šį pavasarį bei vasarą. Dydžius pasiėmiau S-ą, jo, abu S-ai ir kiekvienas jų kainavo po 26 eurus. Yay! Tai toks tas drabužėlių mini haulas šį kartą. Tikiuosi jums patiko, galbūt radote kažką, kas tinka ir jums. Ir kažko, ko ieškote šiam pavasariui. Dabar keliauju, pasidarysiu kavos šaltos, nes jau svajoju gal valandą laiko apie tai. Ir reikia šiek tiek apsitvarkyti namučius taip greitai, užsidėti drabužių skalbtis. Tai vyks šioks toks buitekas. O tada turiu nulėkti iki parduotuvės, reikia nusipirkti mėsos, daržovių ir vaisių. Kaip visuomet gavosi pasakiškai. Skanumėlis.
Nu ką, apsitvarkiau, staigiai persirengiau ir keliauju iki parduotuvės, nes jau sutemo. Lauke tikrai nėra šilta, nors diena buvo ar saulėta, ar tokia ganėtinai graži, bet jaučiasi toks šaltukas. Naktimis dabar būna ir iki minuso, o dienomis iki +10. Šią savaitę bus iki +17, man atrodo, šilumos, bet naktimis vis tiek išliks ten gal 0 ar +2. Nu tai toks skirtumas yra. Reikia pasiimti daržovių, kažkokios mėsytės, pasidaryti valgyti, įsidėti rytoj į darbą. Grįžau. Parodysiu greitai, ką pasiėmiau už parduotuvės. Toks mini maisto holas. Tai kaip visada savo skaniųjų obuolių sulčių. Dažniausiai darbą deduosi ir užtenka man visai savaitį darbe. 2 bananai, rukola. Buvau pasiėmus špinatų, bet paskui galvoju, ne. Tai pakeičiau į rukolą. 2 morkos, 1 mangas, 2 kiviai. Tie saldus tokie auksiniai. 2 kriaušės, 2 avokadai, bulvių kaip visada. Pas mus kažkaip bulvės į trasą eina dažnai. Vištienos, kiek čia yra, 500 gramų. Tokio sūrio jau tarkuoto, nes galvoju, gal kažkuria diena šiai savaitė reikės pabandyti iškepti keptos duonos. Turėtų būti visai skanu, tik tai reikia gauti tos tokios tamsesnės juodos duonos. Čia truputėlį sudėtingas atvejis, bet manau, žinau, kur gauti. Pomidorų pakelis, užpilami makaronai, kartais norisi, grietinės, nedidelis indelis, rauginti agurkėliai, supjaustyti va tokiais slaisais, makedamijos riešutų pakelis, dar tokios jau paruoštos vištienos, kartais labai gerai ant salotų. Kai norisi kažko gaiviai, greitai ir tiesiog tada aktyviją pasiėmiau. Kažkaip norisi šiomis dienomis. 2 Red Bulliai, kaip visada ne man. Tada proteininis batonėlis, Clif. Kažkuriam blogė minėjau, kad juos atradau Amerikoje ir man jie labai skanus. Tai iš tikrųjų įsidėti darbą labai gerai. Per pietų pertrauką 1 bandelė, tai ryte prie kavos. Ir Kinder Bueno šokoladukai, 4 pakuotėje. Na va, tai už viską sumokėjau apie 50 eurų. Ir viskas, liktais, viskas. O dabar keliauju daryti vakarienės, susidėti viską į šaldytuvą ir pasiruošti maisto rytoj į darbą.